Pone Vaitkau, noriu priminti klausimą. Ar tokie turi išlikti, kaip dabar yra komplikuoti santykiai su Kinija, ar tapę valdančiosios koalicijos dalimi, jūs imtumėtės jų gerinimo? Tik tai gerinti, neabejotinai gerinti. Kinija yra pasaulio gale, kuri ateityje valdys pasaulį. Vietoje Amerikos užėmusi vietą. Arba Amerika su Kinija pasidalins pasaulį. Ką pasakė labai seniai Miuncheno konferencijoje? Negerai Amerikos policininkas visam pasauliu. Ir Amerikai negerai, ir pasauliui negerai. Gyvenkime daugiapoliniam pasauliu. Mes vakariečiai, nes Lietuvos valdžios sprendimų, mes tam buvom kategoriškai prieš, nes vieną šeimininką turim ir reikia jo klausyti. Tai su Kinija gerinti visapusiškai santykius. Nesakau, kad atsiprašyti, pasakyti, mūsų valdžia buvo tokia. O dabar mes žiūrime į jūs kaip į tolygų ir geranorišką partnerį. Ir Cichanovskają išsiųsti skubiai iš Lietuvos. Nes su Baltarusija mums irgi santykius reikia gerinti. Irgi norės. Ponas Vaitkau. Aš priminsiu tik tai visiems. Vieningos Kinijos politika tai yra pasirašytas dokumentas tarp Kinijos ir Taivanio. Jie tarp savęs pasirašė, kad tai yra vieninga Kinija. Ir mūsų kitų šalių pritarimas ar nepritarimas, tai yra mūsų tiesiog, uždavinys, visas pasaulis gali pripažinti, kad Taivanis turi vadovauti visai Kinijai, gali pripažinti, kad Pekinas turi vadovauti visai Kinijai, jungtiniai Kinijai. Jie tarp savęs susitarė ir nesikiškime į tarpusavio barnius. Mes kišamės į Baltarusijos tarpusavio barnius, mes kišamės į kitų šalių vidaus reikalus, nurodydami, kaip jos turi gyventi. Tai gal nesikiškime, gal pripažinkime lygiateisiškumą kitų šalių. Ir Lietuvai pareikalaukime, kad bendraujame su visais lygiateisiais pagrindais.